Lietuvos istorijoje buvo laikotarpių, kurių metu tiek Lietuvos valstybė, tiek tauta galėjo prarasti savo identitetą. Vienas iš tokių lietuviškos spaudos uždraudimas po 1863 metų nesėkmingo sukilimo. 1864 metais caro valdžia uždraudė lietuviškas mokyklas ir lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis. Prasidėjo net 40 metų trukusi lietuvių tautos kova dėl gimtojo žodžio. Tuo pačiu metu žemdirbiai buvo paleisti iš baudžiavos, jiems kaip niekada buvo reikalinga sava mokykla ir spauda. Spaudos draudimo laikotarpis suartino visą tautą bendroje nelaimėje ir bendroje kovoje, padėjo subręsti tautiniai savimoniai. Didelę reikšmę lietuvių tautiniam atgimimui turėjo knygnešystės fenomenas, kuris tapo tautos savosios spaudos simboliu. Sveika, Monika. Labas, Dominyka. Visą naktį galvojau, koks buvo knygnešių gyvenimas. Štai, įsivaizduok knygnešių Šarūną ir jo gyvenimo meilę daktarą Mortą. Kokius jausmus turėjo išgyventi mergina, išlydėdama savo mylimą į kelionę, iš kurios galėjo negrįžti. Įdomu ir tai, kokia buvo knygnešių buitis. 1903 metais leistame laikraštyje Ūkininkas randamas apibūdinimas, kad knygnešys tai pirklys, kuris perka tavorus, tai yra prekes. Jas parduoda su pelnu ir iš to valgo duoną. Tačiau ši duona, žinoma, ne visiems buvo vienoda. Dažniausiai iš parduodamų knygų knygnešiai turtų nesusikrovė ir iš to pragyventi negalėjo. O kur dar nuostoliai, kurių netrūkdavo dėl Rusijos valdžios persekiojimo, spaudos atėmimo, kalinimo ir trėmimo. Daugumai spaudos gabentojų ir beveik visiems jos platintojams tekdavo verstis dar ir žemės ūkiu, amatais ar kitų prekių prekyba. O kaip knygnešiai gabendavo knygas? Juk tiesiog į Maksimos maišiuką susidėję nesinešdavo? Esu skaičiusi, jog Tilžėje ir Ragainėje nusipirktą spaudą knygnešiai paprastai tvirtai įpakuodavo į vyniojamą popierių arba apsiūdavo audeklu ir surišdavo virvėmis ar vivalomis. Gauti ryšuliai būdavo dideli, netgi iki 32 kg ir daugiau svorio, bet stiprus vyrai nesunkiai jos galėdavo panešti ant nugaros. Nešama anticarinė spauda buvo ypač saugoma, todėl be didžiojo ryšulio knygnešiai susikraudavo ir mažesnį, apie 15 kg ryšulį ir užsikabindavo jį ant peties. O kad nešant jiems pečių nepjautų, šie neretai nusipindavo iš šiaudų tam tikras spynes, kurias prisirišdavo ar prisisiūdavo prie maišo ir ant pečių užsimetę įkišdavo rankas papynių kilpas taip, kad reikiant galėtų maišą greitai mesti. Girdėjau, jog palankiausias metas vykti į Prūsiją būdavo žiema. Juk suprantama, stiprios pūgos ir vėtros su Lietuva. Tačiau ne visada, kai žemėje liktų knygnešių pėdos, kurios rodyto, kur link jų nueita, jiems būdavo gan riesta. Carinė valdžia galėdavo lengvai susekti, pasivyti ir suimti. Aktyviausi knygnešiai būdavo vasaromis. Sužaliavę miškai puikiai paslėpdavo tiek patį knygnešį, tiek jo knygų maišus. Šiotas aprašo ir vieną savotišką išradimą – atbulinės klumpes. Šios klumpės klaidindavo pėdsakus suradusius žandarus. O ką knygnešys valgydavo? Juk ne vieną dieną keliaudavo, reikėdavo ir užkąsti. Galbūt kokių traškučius valgydavo. Ne, knygnešiai traškučių tikrai nevalgė ir kolos negėrė. Dažniausiai jie į keliones pasimdavo lašinių brizelį, duonos kepalėlį, taip pat kiaušinių, nuo vasaros užsilikusių riešutų, jei tai būdavo žiema, bet aišku priklausydavo nuo metų laiko. O ką knygnešiai vilkėdavo? Dažniausiai jie apsirengdavo kasdieniais drabužiais, priklausomai taipogi nuo metų laiko. Daugelis apsiūdavo naginėmis, vyžomis ar klumpėmis ir slaptydamėsi nuo žandarų akių, kaimo keliukais dažnai naktimis keliaudavo į rytprūsius į Tilžę, parnešti savo apylinkių gyventojams lietuviškų knygų, maldaknygių ar elementorių. Pasitaikydavo ir tokių atvejų, jog knygnešiai keliaudavo basi, kad jiem nenusitrintų kojos ar į žemę neįsispaustų kojų pėdsakai. Be to, neretai vyžos ir naginės plyšdavo. Taip pat batais apsiavę knygnešiai juk nebrisdavo per upes ar kitus vandens telkinius. Tačiau ir ėjimas basomis buvo pavojingas. Einant žeme ar gruntu, basų kojų padai greit padildavo ir susikruvindavo. Yra duomenų, jog per susidariusias kojų žaizdas, pakliuvusi gangrena ar kitos ligos, neretai knygnešius palikdavo be kojų. Štai prisiminiau, tikriausiai žinai, kad knygnešiai neapsistodavo viešbučiuose.
Kai kurie miegodavo tiesiog miškelėje pasikloję maišą, na, o lietui lyjant apsistodavo pas patikimus kaimiečius arba pas ryšininkus. Esate, kad vėluoju, užtrukau, nes ieškau informacijos mūsų projektui. Gal norite išgirsti, kaip knygnešiai keliaudavo į Prūsiją? Paprastai kelionėms skolindavosi arklį iš valstiečių, išvykdavo dažniausiai vežimu, bet neretai iki pat Lietuvos pasienio nevažiuodavo. Jei nesu vežėjai keliaudavo, tai arklį nukinkydavo arba palikdavo pas ryšininkus. Toliau jie eidavo pėsti. Vietiniai gyventojai dažnai nurodydavo jiems, kur ir kaip pereiti sieną, kokiu keliu netaip pavojinga grįžti. Neretai knygnešys samdydavo žmogų, kad padėtų į saugesnę vietą nugabenti knygas arba pats krovinį dalimis gabendavo į Lietuvą. Spauda būdavo gabenama ir kitais būdais – geležinkelių ar laikraščių ir brošiūrų siuntimų vokose iš Mažosios Lietuvos, lietuvių emigrantų susitelkimo vietų Jungtinėse Amerikos valstijose. Knygnešiams gabenti uždraustąją spaudą padėjo ir pažinti su pasienio sargybiniais, muitininkais, taip pat jų papirkinėjimas ir vaišinimas. Šaunuolis, dar būtų įdomu sužinoti, kur žmonės slėpė knygas. Galbūt paklauskime to knygnešio draugijos pirmininkės, mokslų daktarės docentės Irenos Kubilienės. Sveiki, daktarai. Labą dieną, malonu Jūs matyti. Ačiū, kad pasikvietėte. Mes domimės knygnešių istoriją, taigi norime sužinoti, kaip knygnešiai slėpė knygas. Tai toks ne veltui čia atėjote. Tai noriu, kad jūs pažiūrėtumėte į šitą portretą, kuris šiandien sienos kabo. Tai mano seneliai. Senelis buvo knygnešys Mykolas Račkus, o jo žmona buvo knygnešio Antano Povilaičio Švilkijos dukra. Ir jeigu jūs norite žinoti, kaip slėpė, kur buvo knygos slėptos, tai aš labai noriu, kad jūs ir pradėtumėte ieškoti tų paslėptų knygų. Pradėjo jis eiti 1889 metais. Vien čia originalas yra. Dar suraskite vieną. Na, va, matot, taip išslėpdavo namuose. Yra tyrinėta, yra pasakota labai daug dalykų. Vienas iš įdomiausių tokių pasakojimų yra 1940 metų, kada buvo statoma knygnešių senelė Kaune, kaip paminklas, ir įrašyta 100 knygnešių garsiausių. Tai ta komisija, kuriai vadovavo labai žymus žmonės, pavyzdžiui, generolas Nagevičius, ten, dabar aš neatsimenu visų pavardžių, bet galiu atsivesti knygą. Ir jie prieš tai labai didelį darbą nudirbo, klausinėdami buvusių knygnešių, kur būdavo jų knygų slėptuvės. Idėja buvo tokia, kad aišku, po akmenim labai patogu slėpti, kur tai po dideliu akmeniu pakasė ir atsinešė. Paskui įsitraukė į tas knygas, bet pasirodo ne. Dideli akmenys buvo pavojingi, jie per daug matomi buvo, per daug tokie, na, akivaizdus. Ir pavyzdžiui, Kutvinskienė, Šilo Pavežupio šeimininkai, jie ten irgi slėpė. Tai jį parašė atsakymą tai komisijai, kad ne, jiem buvo patogiau slėpti metalinėse dėžėse, miške, ir jokių akmenų, kad ten nebūtų, kad nesurastų, nes krėsdavo žandarai labai smarkiai. Jeigu būdavo signalas, kad knygnešystė jau ten vyksta, kad atnešta yra, tai jau krėtimai buvo siaubingi. Čia yra Pasvalio knygnešio Kazio Gumbelevičiaus knygų slėptuvė. Va, matote, yra durys, ten tikriausiai indauja yra, bet šone yra adverija, tas siaura tokia adverija. Va ten puikiai slėpdavo, uždarydavo ją ir jos visiškai nesimatydavo. Norime labai jums padėkoti, kad sutikėte mums galimybę pavartyti autentiškas knygnešių neštus leidinius ir labai ačiū už jūsų įdomų pasakojimą.
Ačiū. Taip pat knygnešiai knygas slėpė už šventų paveikslų, už vargonų, krosnyse, taip pat palėpėse, atvartuose po lentomis užvertę mėšlų, šieno ar grūdais, na ir taip pat kelmuose ar po dvigubiais dugnais. Na taip, spaudos kelias būdavo sunkus. Dažnai knygnešiai atsiųsdavo ryškininkų pasaulinio žmogų knygų paimti, o jų duodavo tik tiem, kurie pasakydavo sutartą slaptažodį. Knygnešiai nebuvo vieni, jie sulaukdavo daugumos vietinių gyventojų palaikymo, bendradarbiavimo ir tiesioginės paramos. Pastarieji įspėdavo knygnešius dėl žandarų, įleisdavo pernakvoti, pamaitindavo, palaikydavo juos emociškai. Yra žinoma, kad knygnešių pogrindį taip pat rėmė ir knygnešių bendražygiais tapo dvasininkijos luomas, tuo metu labiausiai išsilavinę ir daugiausiai sielos peno ragavę žmonės. Tačiau nepamirškime, kad mūsų didysis vyskupas Motiejus Valančius buvo pirmasis, kuris ėmėsi organizuoti knygnešių veiklą ir kuris savo kunigams prisakė mokytis liaudį skaityti. Taip pat nepamirškime, kad kunigas Sederevičius Sudargė savo klebonijoje ne tik laikė, bet ir įrišinėjo nelegalias lietuviškas knygas. Aišku, buvo ir Saro šalininkų, kurie buvo paklusnūs valdžiai, bet knygnešystė yra nusipelnę dauguma. Dvasininkų požiūris į knygnešystę įrodo, kad ir išsilavinę žmonės, ir valstiečiai suprato savo tautinę savimonę ir plačiai kūrė savo kaip lietuvių tapatybę. Knygnešiams spaudos draudimui priešintis padėjo ir svarbią vietą mūsų istorijoje užimantys daraktoriai. Lietuvių liaudžiai teko kurti slaptą švietimo sistemą. Jos pagrindas buvo rašto mokymas namie ir slaptosios mokyklos, kuriuose buvo reikalinga lietuviška spauda. Istorikas Pranas Čepėnas yra rašęs: slaptosios lietuviškos mokyklos turėjo lietuviams išskirtinę reikšmę. Jose vaikai išmokdavo ne tik paskaityti maldų knygas, pasirašyti, skaičiuoti, bet dažnai jose įžiebdavo vaikams meilę savo kalbai, raštui ir kraštui. Todėl daugeliu šių mokyklų tapo draudžiamosios spaudos skaitytojai, rėmėjai ir platintojai, jaunimo organizacijų dalyviai ir lietuviškųjų bibliotekėlių steigėjai. Na, o pavojai? Gal žinote, kaip carinė valdžia trukdė knygnešiams gabenti lietuvišką spaudą? Jiems tai daryti labiausiai trukdė sienos apsauga, kuria specialiai rūpinosi 3 finansų ministerijos žinybos – pasienio sargyba, gubernijos akcizo valdybos tarnautojai bei muitinės. Be to, pasienio zonai didesnį dėmesį skyrė policija bei žandarai. Žinybos stengiasi kontroliuoti nepageidaujamų knygų srautą, bausdami knygnešius areštais, tremdami juos į Sibirą, Vidurio Rusijos gubernijas, dažnai juos smarkiai apkuldami ir apiplėšdami. Ты что, собака? Косаря идешь? Сейчас получишь. Grįžkime prie mūsų knygnešių Šarūno, juk jį žandarai galėjo užmušti. Nebūkim pesimistais, lai mūsų Šarūnėlis lieka gyvas. O kokia buvo knygnešystės padėtis Vilniuje, Vilniaus krašte? Vilniaus kraštas buvo tolokai nuo 2 imperijų – Rusijos ir Vokietijos sienos. Vilniaus apskrityje dauguma gyventojų buvo nutautėję, todėl lietuviškoji draudžiama spauda čia neturėjo paklausos. Beje, apie lietuviškas mokyklas Vilniaus apskrityje duomenų visiškai neaptikta. Tam daryti įtakos galėjo ir valdžios persekiojimas, polonizacija bei nepalankios viešosios elitinių sluoksnių nuomonės. Keletas lietuviškos spaudos židinių buvo Trakų apskrityje, tačiau daugiausia lietuviškos spaudos platintojų ir skaitytojų buvo pačiame Vilniuje. Čia žmonės per visą spaudos draudimo laikotarpį lietuviško žodžio troško ne mažiau nei visa Lietuva. Čia netgi labiau trūko spausdinto žodžio gimtąja kalba, kuris atsvertų kitų kalbų įtaką moksle, bažnyčioje ir spaudoje. Tad knygnešių nešamos knygos šiam kraštui buvo gyvybiškai reikalingos ir svarbios. Vilniaus lietuvius draudžiama spauda daugiausia aprūpindavo Suvalkų gubernijos knygnešiai. Jie laikraščius ir knygas atveždavo geležinkeliu arba atsiųsdavo paštu. Ar esate girdėję apie 12 apaštalų kuopą? Maždaug apie 1898 metus Vilniuje susitelkė tautinio sąjūdžio dalyvių būrelis, vadinamas 12 apaštalų kuopa, kuriai priklausė Vileišiai, Elijas Nanevičius, Povilas Matulionis, Andrius Domaševičius. Šios kuopos rūpesčių nuo 1900 metų spaudai Vilniuje jau buvo pristatoma reguliariai. Gerai sutvarkytas buvo ir jos platinimas. O kokius dar asmenybės pasižymėjo kovoje prieš caro valdžią Vilniuje? Žinoma, jų buvo daug, tačiau norėčiau išskirti Vilniaus krašto knygnešių tėvą Valentiną Urbanavičių ir žymų visuomenininką, inžinierių Petrą Vileišį. Valentinas Urbanavičius vienas pirmųjų Vilniaus lietuvybės gaivintojų. Gimęs Kvedarnoje, jau nuo 1891 metų jis atsikėlė į Vilnių ir įsidarbina geležinkelio statyboje. Namus jis įsirengė prie Stepono bažnyčios, netoli geležinkelio. Ši vieta yra ypač svarbi knygų plėtrai Vilniuje.
Jo namų rūsyje buvo pilna statinių gero vyno, kurios tapdavo puikiamis knygų slėptuvėmis. Į jo namus atėję daryti kratą žandarai išeidavo labai linksmi ir gerai įkaušę. Jie net nenutuokdavo knygų ieškoti po vyno statinėmis. Štai tokiu būdu Valentinui Urbanavičiui pavyko netrukdomam platinti lietuvišką spaudą ir neįkliūti į žandarų rankas. Kadangi Valentinas Urbanavičius gamino savo darbo vyną, lietuvybę jis sumanė platinti ir dar vienu būdu. 1900 metais ūkio parodoje jis išstatė savo gaminį šalia rusiškojo parašo įdėjęs ir lietuvišką – vaisvinis. Jo darbas geležinkelyje taip pat buvo dar viena puiki maskuotė. Vykdamas Vilniaus Lydos ruožu, įvairiose stotelėse jis pasiimdavo knygų siuntas. Niekas juk ir neįtardavo pavyzdingo geležinkelių darbuotojo. Na ir be to, jis aktyviai dalyvavo lietuvių visuomenės gyvenime. Rėmė lietuvių mokslo draugijos veiklą, organizavo švietimą ir chorus, rūpinosi kitais Vilniaus krašto švietėjais, kovojo, kad visose Vilniaus bažnyčiose pamaldos būtų laikomos lietuviškai. Deja, po sunkios ligos, būdamas 84 metų amžiaus, 1929 metais Valentinas Urbanavičius mirė. Tebus lengva velioniui Vilniaus žemelė. Valentinas Urbanavičius yra palaidotas Rasų kapinėse. Na, o Petras Vileišis yra ne tik puikus inžinierius, bet ir kovotojas už lietuvybę ir laisvą lietuvišką spaudą. Jis vienas pirmųjų ėmėsi rašyti vadovėlius mokykloms ir leisti knygeles, kurios skatino mokytis amatų ir užsiimti ūkinę veiklą. Įrodė, jog lietuvių kalba tinka ne tik buičiai, maldai, poezijai, bet ir mokslui. Tiesdamas geležinkelius ir statydamas tiltus keliose Rusijos apygardose, Petras Vileišis užsidirbo nemažą kapitalą, netgi per 830 000 auksinių rublių, kuriais grįžęs į Lietuvą dosniai rėmė lietuvišką veiklą. Inžinierius Petras Vileišis tautiečiams labiausiai nusipelnė spaudos draudimo laikais savo lėšomis išleisdamas beveik 100 įvairaus turinio knygelių, taip skatindamas lietuvius siekti mokslo, finansiškai remdamas varpą bei kultūrinius lietuviškus renginius, stengdamasis sulietuvinti Vilnių. Jis pirmasis pradėjo rašyti matematinius tekstus lietuviškai. Petro Vileišio vadovėlių reikšmė 19 ir 20 amžių sandūroje, šviečiant lietuvišką jaunimą, yra neįkainojama. Jo knygelės davė impulsą lietuvių inteligentams nenuleisti rankų net spaudos draudimo metu. Jis suprato, jog tik laisvi ir išsilavinę, iniciatyvūs ir sumanūs žmonės pajėgs sukurti stiprią ir modernę valstybę. Tačiau darbai tuo nesibaigė. Jis nuolat prašė valdžios leidimų spausdinti lietuvišką spaudą, ją siųstis ir platinti. Tais laikais tai buvo didžiulis iššūkis ir didžiulė drąsos paraiška. Net ir po spaudos atgavimo Petras Vileišis ir toliau aktyviai veikė. Išleido pirmąjį lietuvišką dienraštį Vilniaus žinios. Steigė mokyklas, buvo įvairių renginių mecenatas, įvairių organizacijų rėmėjas. Padėjo atidaryti pirmąją lietuvių dailės parodą, rūpinosi didžiojo Vilniaus Seimo sušaukimu bei lietuvių mokslo draugijos įsteigimu. Jis buvo tapęs netgi Lietuvos susisiekimo ministru. Beje, 1926 metais, būdamas 75, Petras Vileišis mirė. Dabar jo palaikai yra perlaidoti Vileišių šeimos kape Rasų kapinėse. Amžino atilsio šiam didžiam mūsų visuomenės veikėjui.